Kretinga skęsta. Mitas ar iš tiesų? Nu, matau, neapsnigo tiek daug, kiek tikėjausi. Šiek tiek prasikas sniegiukai ir viskas. Bet šiandien epizode aš esu sugalvojęs vieną dalykėlį. Atrodo dar užtinės rytinis. Nu, tai ryts. O kas kitokio? Žiūri, debesis eina. Naktį audrelio vis dėlto buvo. 2 kart dingo vakare elektrą, norėjau CS dar biškį palošti. Nepavyko. Tiksliau vieną pavyko geimą, kitą jau ragas gavau cooldowną, nes dingo elektra ir nebeatsirado. Atsigulus į lovą, pažiūrėjus filmą. Kokį 15 minučių visiškai nutrūko naktį elektrą ir jau grįžo tik tais ryte. Plius dar vandens namuose nėra. Tikiuosi, nesprogo kokie vamzdžiai kur nors. Žiemą pasižiūrėti gražu, bet kartais būna ir visokių stichinių nelaimių. Šiandien tokių, man atrodo, nėra. Aš žinių kaip nežiūriu, tai nežinau. Bet varysim pažiūrėti į vieną tokį miestą netoli manęs. Tai yra Kretinga. Galite rašyti jau komentarą, kas mėgstat rašyti šitos Kretingą menčiat. Varysim pažiūrėti Kretingą, nes kiekvienais metais Kretinga skęsta. Po naujukų mačiau tik tokią primestų dalykų. Žmonai nusiunčiu fotkį, sakau, žiūrėk, tik tokią radau, kad čia Kretinga vėl skęsta kaip visą laiką. Sako, matau, žinių nežiūri akivaizdžiai, nes per žinias viską rodė. Tai kadangi turiu droną, turiu šitą kamerikę, varom gerai valandikį į Kretingą pažiūrėti. Ar tai yra iš tikrųjų taip blogai. Bet aš stengsiuos parodyti iš gražesnės pusės ir jeigu klausit, ar mane šalta su džemperiu, biški. Bet aš nesidėjau striukės, nes reikia imti kastuvą ir varyti atsikasti. Gal pirmą mašiną. Nu, darbinį. Opeliuk. Ką tu? Užsikursi? Palauk, netrakinau dar. Nu, kumas neišsikrovė dėl atrakinimo. Dabar prikrisi mašiną visko, ne? O, puiku. Galvojau, užsidarys. Puikus atidarimas, sniego įkrito minimaliai. Gerai. Valytuvas yra, bet pirmiausia, ar įvyks tai, ko nenoriu, ar įvyks tai, ko noriu. Kasam sniegą nuo mašinos ir nuo kiemo. Nu viskas, mašiniukas užsikūręs, užsiveręs, viskas gerai. Aš irgi užsikūręs daryti video. Šala biški pirštai po valymo, kadangi laikas ištirpo greičiau negu galvojau, nes neplanavau čia filmuoti aplinkui visko ryte dar, bet jeigu jau pasifilmavau, tai ir laiko sutirpdžiau. Tai sniego kasimui laiko nebeliko, reiškia arba nutirps, arba nukasiu grįžęs vakare po darbų. Ir norėjau paminėti, kad neberašykit dėl GoPro, neberašykit dėl 3 kameros, nes 3 kamerą važiuoju parduoti dabar, o GoPro jau parduotas. Tai jeigu kažkas domina iš praeito video, vienintelis Samsung Smartwatch 3 yra likęs už kem eurų. Tai tiek skelbimų šiandien iš manęs. Varom į Kretingą. Nu gerai. Pirmiausia atvažiuoju ten, kur mačiau, kur dėjosi dalykai. Tai yra Kretingos vienkiemis. Sakė ir video rodė, kad jis skęsta. Bet ar nebus čia mitas, kibryte? Reklamą pasidarė. Ne, juokauju, vienkiemį pats varau pavalgyti skanu. Nu, vandens užtvankoj. Ai, žiūrėk, biški gal įskęst. Bet vanduo jau tikrai nuslūgęs yra nuo to, kiek buvo. Tai kad čia nedaug pakilti reikia. Gerai, pravažiuoju užtvanką, apsisuku, nes ant užtvankos parkuoti vis dėlto juk negalima pagal kelių eismo taisyklės. Bet čia yra, matau, pakilęs vandenukas. Ar slidu? Jo, slidu. Mašinai, kai sėdėjau, užtvankos garsas nesigirdėjo, taip? Bet man atrodo, aš galvojau, ar reikės leisti šitą video, ar reikės neleisti šitą video. Bet vis dėlto turbūt leisiu, kad ir kaip jis bus. Ir įvertinsim taip, kaip Kretinga skęsta po audros. Tai pirmas sustojimas yra vienkiemis ir užtvanka prie vienkiemio. Žinot, kas yra? Šiandienos žiema atrodo graži. Ir ta tokia gamtos galybė, grėsmė atrodo
kur vakar buvo, jinai yra visiškai dingus, išgaravus. Vakar iš studijos važiuoju namo, košmaras kaip ryto, šoninis vėjas. Dar gali šiek tiek matyti, ilgas, trumpas junginėjai, kaip kartais geriau matosi, kartais su tom geriau, kartais su kitom blogiau. Įvažiuoju tiesiai prieš audrą, prieš pūgą, galim sakyti. Visiškai nieko nematau, ilgas, trumpas. Žiūrėkit, va, uždėsiu jums vaizdelius, kaip vakar atrodė, man su telefonu šiek tiek pafilmavau. Nelabai net matos, kur važiuoti. Stojau visiškai. Nieko nematau. Ilgos, trumpos. Ilgos, trumpos. Ir jo, ir štai, palyginus su vakar oru, šiandienos oras. Padvarių tvenkinys, žūklės plotų naudotojas, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos kretingos skyrius. Čia dar ir šitam žvejoti atskirų leidimų reikia. Aš nesu žvejojęs čia. Nu, rankelės biški šąla. Užtvankos kaip visą laiką. Nežinau, man jos labai, kad ir maža užtvanka, kad ir didelio užtvanka, jos visą laiką, kai daug vandens bėga, jaučiasi tokia. Toks didingas. O! Nu, ją pačią laiptai nevalyti. Nu, batai. O, putos su sniegu. Putos su sniegu. Nežinau, chebrytė, ką jums pasakyti. Kaip žmonės filmavo, kas čia dedasi. Ir kokia absoliuti ramybė čia dabar. Jūs girdit vandens garsą? Absoliuti ramybė. Nei skęsta tas vienkimis, nei ką. Ryte dar nieks čia net nevaikščiojo. Aš pirmas. Nors vieną skendimą matau. Nors čia vanduo gal ir aukštokai pakilęs. Spėju tiek neturėtų būti, ne? Spėju tiek neturėtų būti. Va, Beždžionių tiltas yra paskendęs. Ir jį jau nepereisi. Vaizdeliai tai, mano nuomonė, gražus čia. Nu va, pirmasis potvynio padarinys. Kur gali sakyti, kad yra šiek tiek vanduo daugiau, pakilęs nereikia. Beždžionių tiltas, snygės gražiai, bet ir šiek tiek paskendęs. Atrodo kaip sniego gumulai plaukia, bet čia yra, kur filmavau, vat, susidariusios tos putos. Nu nežinau, turiu tokią idėją, kadangi sakiau vis tiek leisiu video, galvoju, žinot ką reikia padaryti? Manau, reikia tada įvertinti, kaip mums žiniasklaida pateikia grėsmės. Čia buvo prieš kelias dienas tas potvynis. Ėjo ir nuėjo viskas. Ir vėl viskas gražu ir tvarkinga. Vertinsim, man kiek reitingas skęsta šiandien 1 iki 10 balų skaliai. Būčiau sakęs kol kas 1 iš 10, bet apsemtas tiltelis, nu gal iki 3 pakyla. Jūs galėsit pavertinti ir pasakyti, kaip stipriai čia. Ar nestipriai. A? Nu nieko, būsim aplankę Kretingą. Kanalo pavadinimas ir yra, juk svarbiausia lankyti. Aš nežinau, ar aš čia galėjau eiti, bet turbūt galėjau eiti. Vienkiemis turbūt neprieštarauja. Bet aš nieko čia blogo apie jos ir nenorėjau rodyti. Tiesiog galbūt netgi užjausti, kai taip patvinsta ir čia jų sukurtas verslas, sukurtas pramogos žmonėms pradeda skęsti, tai tikrai yra nemalonu. O kad būtų jiems maloniau, čia ne reklama, bet šiltuoju sezonu čia tikrai verta užsukti, pavalgyti. Dažnai užsukam, skaniai daro valgyti. Šaunuoliai. Gerai, aš turiu 3 sustojimus sugalvojęs Kretingos. Dabar varysiu dar vieną, nežinau, ar tenais Krioklys vadinasi, ar kas. Esu ten žvejojęs ir tada galvoju, dar prie Žiemos sodo nulėksiu. Tai čia turbūt didžiausi taškai, kur gali būti. Nu dar prie to naujo kryžiaus ar kažkur ten, kur upės susijungia, bet žiūrėsim. Gal droną dar pakelsiu, bet dabar jau noriu mašiną. Laikyti kamerą su šitą ranką, tai šiek tiek sušalo rankos. Nu gražiai atrodo čia. Sakau jums, kol kas Kretingos skendimą vertinu 3 iš 10, čia maksas. Per gražu šiandien, per gražu. Prieš darbus, tai pasivaikščioti, įkvėpti gero gryno oro, rekomenduoju visiems. Nu nebelipsiu iš mašinos. Sušalau.
Bet matot iš drono kadro, kad drįsčiau dar teigti, kad nukrenta vertinimas pagal upę iki 2 iš 10. Iš vis aš sakyčiau, man atrodo, čia yra kažkoks mitas. Gali būti, kad čia mus apgaudinėja, žinokit, žmonija. Čia mus apgaudinėja. Per tos tiktokus, kur įkelia, vieną kitą gal intarpą įkelsiu, vis tiek medžiaga ne mano, tai parašysiu, kieno medžiagą naudojau. Trumpus intarpus pagal copyrightinius dalykus leidžia vis dėlto YouTube'as ir visas pasaulis. Tenais vadinasi fair use, jeigu kažkas norės sakyti, panaudojai mano video be mano leidimo. Fair use leidžia naudoti su kreditu iki 5 ar gal netgi iki 8 sekundžių kažkieno medžiagos. Čia šiaip informacija buvo jums, nežinau, ar jinai reikalinga ar ne, bet man atrodo, žinokit, jaunims ir senims, kas veizat video, anei mums mėgėna apdūmt akis, purslas, skraida, kretingi iš kur. Dabar suprant, kad tas laikas čia jau ir AI-us išeis, su tais AI esaniai gal padaryti iš vis, jau aš nenustepčiau, kokie dain Godzilla čiump po skretingos. Tai važiavo mašintų pagalvo, kad čia jį tikra, netikra. Bet čia galbūt apgaudų, jūs pasiveizėkit, kokį vaizdą šitą išlėps, dėl to rung sušal. Su droniuku paskraidžiau, kadrą, kadrelę, op niek neištvenus, vos minimalę, nu ką be priklaus kiekvienas metas. Juk tokiam tam klimat gyvenam dabar. Jau jį pasikeica, aišku, tas klimats biški, bet nu tep ir šitą tep bus, žaim šitą saus mėnesį tik prasided. Tų pugų kokių turėdavo kalnas mūsų vaikystėje. Dabar biški jau iškretsniai, pasaulį pabaig. Mūsų auginti, tai mūsų jaunims. Ne, bet rimtai, kaip brėdė, man atrodo, žinok, su AI čia padaryta, tai Kretingos bairį ir atvažiavau. Gražu. Nu gerai, važiuojam paskutinį tašką dar prie to krioklio, bet aš spėju, ten irgi bus tvarkingai, bėgs vandenukas, gal vandens lygis pakilęs. Saugokitės. Saugokitės dėl informacijos, kurią jums suteikia internetas. Saugokitės. Atvažiavo ir stovi. Ar tikras? Ar su AI-jum? Nuspręskit jį. Tai einam prie to Kretingos krioklio. Kebrytė, kas esat kretingiškiai? Aš esu Kretingoje, netoli Kretingos augęs. Daug kartų buvęs, aš visą laiką jį vadinu Kretingos kriokliu. Kaip jis vadinasi? Jis turi kokį nors pavadinimą oficialų ir neoficialų vietinių. Kaip vietiniai jūs jį vadinat? Jau sakys kriokliu ir vadinam. Nu žodžiu, matau čia biški, kaip tik iš karto už kampo. Tokios grėsmelės, ale jis turi, greitis vandens lekia. Visai įdomiai atrodo. Kažkas čia gyvena, jiems kažin nebaisu būna gyventi šitą vietą. Nu tokia grėsmė yra, ne? Galybė. Vandens. Nu, bet tai yra normalu kiekvienais metais, manau. Vandens lygis iki tiek pakyla. Prieinam arčiau, čia prie krašto, matau, galim prieiti. Oi, čia pursluojas, aš nenoriu, kad ant tos kameros man labai pursluotųsi. Gale vandens. Nu, atrodo įspūdingai gerai, ne? Bet ar šitą galę man už nugaros, čia galim net thumbnailą pasidaryti, ne? Well. No, don't do it, no. Žinot, ką aš čia dabar taip tylėjau galvodamas į kamerą? Aš esu siaubingas žmogus. Mano dronui yra likusios mažiau nei pusę batarkės ir aš noriu su dronu iš anos pusės tilto praskristi pro čia ir taip į viršų pakilti Kretingos miestą. Nežinau. Parašykit, tais praslydimais, taip ir galvojau. Parašykit komentaruose, ar aš rizikuoju su savo įrangą taip darydamas, ar aš tiesiog aukojusi dėl gero kadro. Ką? Nu, bet jeigu aš paimsiu šitą kadrą, nebijokit, aš jums pasakysiu, ar aš nuskandinau droną ar ne. Bet jeigu aš paimsiu šitą kadrą, turėtų atrodyti įspūdingai, ką? Bandom. Jau, Kretinga. Šitos bairius. Gal, sakyčiau, reiktų susitvarkyti. Va. O žmonės kojas gali išsisukiuoti. Nu, kebrytė. Satelitus gaudai. Mažiau nei pusę. 5%. Pakilimas sėkmingas. Spaudžiu ant drono iškart rekord. Nes būna, yra buvę tokių dalykų, kai padarai kadrą ir po to supranti, kad nerekordiniai, galvoji, jau geriau, žinai. Tenka jungti sports režimą, čiut neįmedė, auč, ir vėjas dar šiek tiek yra.
Tenka jungti sport režimą, kad išsijungtų visi sensoriai. Gerai, Simi, ką tu darai? Mašinas važiuoja, žiūri, galvoja, ką Simis daro. Noriu pamatyti savo droną, kiek jisai yra. Žemai vandens, gerai. Galbūt čia pridėsiu kadrą, ką jūs matote. Dar nematau, ar toj pusėje yra kliūčių. Gerai. Mums liko 33%. Dronas skris namo, kai liks fokusas. Nepagaunu fokuso. Pagavo. Biški dar žemiau. Biški tą šoną. Dar žemiau. Baby, rizika, ne fizika. Dar tas medis viršų yra. Kretinga, welcome. Pavyko. Dabar reikia man kažkaip nusitupdyti tą savo droną. Liko man 28%. Ką, išnaudojau 10% batarkės šitam kadrui. Professional, my baby. Professional. Wow. Ramiai išjungiam droną. Top recording. Aš dar iki dabar rekordinau. Aš tikiuosi kadras nesusikoroptins. Eik, čia būtų nesąmonė. Nes aš pirmiausiai išjungiau droną. Bet gal jis automatiškai susistabdė. Rankos šala, kamera sušalusi. Šiaip irgi. O šitą kamerėkę tai belenkaip gerai batarkė laiko. Žodžiu, kaip ryte. Kretingos vaizdai tokie. Ar jis skęsta? Parašykit jūs komentaruose. Aš manau, žinot ką, būčiau davęs tos pačius 3, kad Kretingas skęsta, bet duosiu 4, kad skęsta. Vis dėlto savo kėdukus sušlapau. Ačiū, kad žiūrėjot. Laiką, subscribe, varpelį, bet nevarpa ir susitiksim ant kito epizodo. O gal kitą miestą kokią aplankyti? Gal kiti miestai dar labiau skęsta? Iki.